veikdinančioji malonė, kitaip vadinama veikiančiąja malonė, gracia actualis. Kaip prigimties plotmėje yra reikalinga Dievo kūrėjo pagalba pereiti iš neveiklumo į veiklumą, taip lygiai ir antgamtinėje plotmėje. Ir čia mūsų galios gali pereiti iš neveiklumo į veiklumą, tik pagelbstint Dievui taip vadinamą veikdinančiąją malonę. Toliau aiškinsimės, kas ji yra, kaip ji veikia, kodėl ji reikalinga. Veikdinančios malonės sąvoka. Veikdinančioji malonė tai laikina antgamtinė Dievo pagalba, kurią Jis suteikia mums, kad apšviestų mūsų protą ir sustiprintų valią antgamtinėme mūsų veikime. Taigi, ji tiesiogiai veikia mūsų dvasinės galias, ne vien, kad jas iškeltų į antgamtinio veikimo plotmę, bet ir kad jas paveiktų reikštis antgamtiškais aktais. Pavyzdžiui, prieš mūsų nuteisinimą arba pirm suteikiant mums pašvenčiančiąją malonę, padeda pažinti nuodėmes bei jų pasekmių blogumą ir tokiu būdu nuteikia mus nuo viso to nusigręžti. Po nuteisinimo parodo tikėjimo šviesoje neapsakomą Dievo grožį bei jo gailestingą gerumą ir taip nuteikia jį mylėti iš visos širdies. Be šių vidinių veikdinančiųjų malonių yra ir išorinių, kurios tiesiogiai veikdamos mūsų juslinio pažinimo galias, netiesiogiai paveikia ir mūsų dvasinės galias, dažnai tuo pat metu veikiamas ir vidinių veikdinančių malonių. Taip šventojo rašto ar krikščioniškos knygos skaitimas, pamokslo ar religinės muzikos klausimas, geras pokalbis, vis tai yra išoriniai veikdinančios malonės. Jos, kaip tokios, ne valią sustiprina, bet sukelia mumise įspūdžius, kurie kreipia mūsų protą ir valią į antgamtinį gėrį. Šiems įspūdžiams darant įtaką į mūsų valią ir protą, Dievas dažnai duoda ir vidiniai veikdinančių malonių, kurios, sustiprindamos tikėjimo šviesą ir valios veržlumą į antgamtinį gėrį, galingai padeda nusigręžti nuo nuodėmių ar tapti geresniais. Tokį atvejį mini ir apaštalų darbai. Šventajam Pauliui kalbant Filipuose, tarp kitų jo klausėsi ir moteris vardu Lidija. Viešpats atvėrė jos širdį, kad stebėtų ir suprastų tai, kas buvo Pauliaus sakoma. Taigi Dievas pasinaudoja ir jusliniais dalykais, kad pagelbėtų mums pakilti aukščiau. Veikdinančios malonės veikimas. Veikdinančioji malonė daro mums įtaką, mus veikdina tuo pat metu ir morališkai, ir fiziškai. Morališkai įtikinimu ir patraukimu, kaip pavyzdžiui, motina, norėdama, kad vaikas eitų prie jos, meiliai jį šaukia ir siūlo ką nors jam patinkančio. Fiziškai, pridėdama naujų jėgų mūsų galioms, kurios iš savęs yra per silpnos veikti, kaip pavyzdžiui motina, paėmusi vaiką už rankučių, padeda jam eiti. Visos teologinės mokyklos sutinka, kad toji veikdinančioji malonė, kuri padeda pradėti veikti, gracia operans, yra fizinio pobūdžio, laikinas Dievo veikimas į sielos galias. O ar toji veikdinančioji malonė, kuri padeda mums, kai mes veikiame, gracia cooperans, yra fizinio pobūdžio Dievo veikimas į mūsų galias, ne visos teologų mokyklos atsako vienodai.
ginčas šiuo klausimu krikščioniškojo gyvenimo praktikai neturi reikšmės, tad į jį ir nesigilinsime. Veikdinančioji malonė mūsų laisvo apsisprendimo atžvilgiu veikia arba pirm mums apsisprendžiant, arba jau apsisprendus lydi mus apsisprendimą įgyvendinant. Pavyzdžiui, ateina mums mintis padaryti Dievo meilės aktą, nors tuo tarpu mes nieko iš savo pusės nedarėme, kad tą mintį sužadintume. Ta gerą mintį mumise Dievas pažadino veikdinančiąją malonę. O kai mes tos geros minties įtakoje apsisprendėme tokį meilės aktą padaryti ir darome, tai Dievas mums padeda, kad tą darbą padarytume gerai. Pirmu atveju Dievas veikia mumise be mūsų ir turime taip vadinamą veikdinančiąją malonę, veikiančią mumise pirma, negu mes apsisprendėme veikti. Antruoju atveju turime veikdinančiąją malonę, kuri mums padeda, kai mes veikiame. Veikdinančios malonės reikalingumas. Veikdinančioji malonė yra reikalinga mums kiekvienu atveju, kada tik antgamtiškai veikiame, nes padarinys, antgamtinis veiksmas ir jo priežastis visuomet yra tos pačios buvimo plotmės. Antgamtinio veiksmo priežastis yra antgamtinė. Kai kalbama apie atsivertimą, tai yra perėjimą iš sunkios nuodėmės į malonės būseną, esame reikalingi antgamtinės malonės pagalbos, kad galėtume padaryti tikėjimo, vilties, atgailos ir meilės parengiamuosius aktus, kad galėtume trokšti tikėti, o tai yra pirmasis žingsnis į tikėjimą. Tik veikdinančios malonės pagalbos dėka galime ištverti gerame iki mirties, o kad ištvertume gerame iki mirties, turime sėkmingai priešintis pagundoms į nuodėmę, ką galime padaryti tik su Dievo pagalba. Dėl to ir Viešpats Jėzus alyvmedžių sode kalbėjo apaštalams: budėkite ir melskitės, kad netaptumėte pagundos grobiu. Kad ištvertume gerame iki galo, turime visuomet atlikti savo pareigas gerai, o tai įmanoma tik su Dievo pagalba. Aš esu tikras, rašo šventasis Paulius, kad tas, kuris pradėjo jumyse šį gerą darbą, jį ir atbaigs iki Jėzaus Kristaus dienos. Ta pat tvirtina ir šventasis Petras, visų malonių Dievas, pats jūs trumpai pakentėjusius ištobulins, pastiprins, pastatys ant tvirto pagrindo. Kai bažnyčia moko, galutinė ištvermės malonė yra didelė Dievo dovana, kurią pelnyti mes esame bejėgiai ir galime tik jos išsiprašyti. Iš tikro, mirti malonės stovyje, kai piktasis puola įvairiausiomis pagundomis, galime tik ypatingai Dievo padedami, o tai ir yra galutinės ištvermės veikdinančioji malonė, kuri mus įgalina virš mūsų jėgų priešintis piktojo užmačioms. Kai norime ne vien ištverti gerame, bet ir augti gerame, kiekvieną dieną būti vis šventesni, išvengti net laisvavalių nedidelių nuodėmių, argi tai įmanoma be ypatingos Dievo pagalbos? Kas drįstų tvirtinti galys išvengti visų nuodėmių savo jėgomis? Šventasis apaštalas Jonas aiškiai sako: jei sakytume, jog neturime nuodėmės, klaidintume patys save ir nebūtų mumise tiesos. Bažnyčia yra paskelbusi dogmą, tiesą, kad be ypatingos Dievo pagalbos
negalime išvengti visų nedidelių nuodėmių. Vadinasi, esame reikalingi veikdinančių malonių ir po nuteisinimo. Dėl to šventasis raštas kone įkyriai ragina nuolat melstis ir nepaliauti, nes nuolat esame reikalingi Dievo pagalbos. Tiesa, gerais darbais galime sau pelnyti šios Dievo pagalbos. Dėl mūsų ištikimybės Dievui Jis mums padeda. Ypač teikia mums vis naujų veikdinančių malonių, kai stropiai naudojamės anksčiau gautomis malonėmis.